Sveiki draugai, 4 epizodas, ką tik buvo 3 kalėdinis epizodas, šis epizodas bus naujųjų metų epizodas, aptarsime, kas įvyko 2023 metais, pasvarstysim, ko tikimės iš 2024 metų ir kokie man pačiam šitie metai buvo, tai tikrai įvairūs, labiausiai metus savo vertinu iš tiek, kiek pavyko šeimos židinį rusenti, kad visi būtų kuo laimingesni aplink mane. Tai manau šitas tikrai pavyko, metai buvo tokie draugiški, visi buvo vieningi, šeimoje, giminėjai, dėl to labai džiaugiuosi. Antras punktas, pagal ką vertinu metus, tai aišku, kaip ir kiekvieno tikriausiai, kaip sekėsi darbai, verslai ir panašiai. Tai žemės ūkis, visi galvoja, kad ūkininkai tik skundžiasi, tai visada stengiuosi būti tas ūkininkas, kuris į viską žiūri pozityviai. Tai skūstis, nežinau, aišku, lietaus galėjo būti ir daugiau pavasarį, kai viskas dygsta. Bet iš esmės tai džiaugiausi savo darbu, džiaugiausi, ką dariau, mačiau, kaip auga daržovės, kaip auga įvairūs augalai, kai tu juos pasodini arba pasėji, juos laistai ir toks tampa kaip tavo vaikas išaugintas gale, kai matai jau, kai derlius nuimtas, labai tokį jauti pasididžiavimo jausmą. Vienintelis, kas žemės ūkį, ko žmonės dažnai galbūt nepagalvoja apie ūkininkus, bet taip yra, labai didelę dalį užima biurokratija, Lietuvoje labai daug biurokratijos, daug žmonių galvoja, kad ūkininkavimas tai tiesiog sėdi į traktorių ar ten kasinėji žemę, važiuoji, toks susilieji su gamta, bet iš tikrųjų labai daug laiko tenka sėdėti prie popierių. Visokie yra labai daug taisyklių, taisyklės nuolat keičiasi, turi jas visą laiką sekti, visokie vyksta, kas yra normalu, sertifikavimai, kadangi auginam ekologiškai, tai būna patikrinimai, veža produkciją į laboratorijas, į Vokietiją, pavyzdžiui, šiemet vežė patikrinti, ar tikrai nenaudojami jokie pesticidai, kas tikriausiai ir yra gerai, bet aš, kai, aišku, norėjau tapti ūkininku, visada galvojau, kad tiesiog būsiu tik gamtoje, tik dirbsiu tik tokius grinai ūkiškus darbus, tačiau tenka daug atlikti popierizmo, daug sėdėti prie popierių, įvedinėti įvairius duomenis, derinti patikras, laukti patikrų ir viskas nėra taip faina ir smagu, kaip atrodo. Bet aišku, jau metų gale, kai viskas įvyksta, džiaugiesi, kad įvykdai darbus, tvarkiai popierius ir gali pradėti naujus metus. Tai nauji metai, ką reiškia pasaulyje nauji metai, tai visai nedaug trūktų, kad mes švęstume naujus metus ne sausio 1 dieną, o kovo 1 dieną, nes sausio 1 diena Romos imperatorius Julius Cezaris nustatė tik 50 metais prieš mūsų erą, kad naujieji metai bus skaičiuojami nuo sausio 1 dienos, kadangi Romoje būdavo išrenkami konsulai sausio 1, nauja kadencija ir kadangi kaip tokia valdymo pradžia pakeitė iš kovo 1 į sausio 1 Romos imperatorius Julius Cezaris, jog dabar švenčiame naujus nuo sausio 1. Aišku, įvairių yra kultūrų šalių, kur naujieji metai švenčiami dar kitokiomis datomis. Mes gyvenam pagal Grigaliaus kalendorių, o yra ir kitas kalendorius, yra Juliaus kalendorius, kuris prasideda 13 dienų vėliau negu mes dabar švenčiam naujus metus, tai vat jų nauji metai prasideda po kelių savaičių. Islamo religijai iš vis nauji metai kiekvienais metais būna vis kita data, kadangi islamo metai kalendoriniai užtrunka 354 dienas, todėl kiekvienais metais pasislenka jų naujų metų data. Tai naujieji metai dėl datų informacija tokia yra, dėl papročių ir panašiai, tai čia jau nėra kaip su kalėdomis, beveik visose kultūrose nauji metai yra nauja pradžia, naujas etapas. Tos pačios tradicijos, sutinki 12 val. Naujosius metus, naujųjų metų išvakarės ir naujųjų metų dieną kiekvienas žmogus turi susidėlioti savo planus, savo naujus siekius, ką turi pakeisti gyvenime, kaip tobulėti ir tai yra absoliučiai visose kultūrose. Dar svarbu paminėti, kad sakoma, jog
jeigu naujų metų naktį neišlauksi, užmigsi, tai visus metus tau nesiseks, būsi toks apsnūdęs tinginys. Todėl gerai įsimiegokit prieš naujus metus, būtinai sutikit naujus metus, išgerkit šampano taurę ir ramiai eikit miegoti, pradėkit gyvendinti visus savo naujus planus, tikslus, nes net nebejoju, kad jų esate susikūrę ir net nebejoju, kad kiti metai bus dar geresni jums negu buvo šie, o dabar pakalbėkime apie šiuos metus Lietuvoje ir pasaulyje. Tai visų pirma, iš globalios tokios pusės, tai šitie metai buvo patys karščiausi visos žmonijos istorijoje, per 125 tūkstančius metų, tai anksčiau gal net neskaičiuokim. Tai yra dėl tokių dalykų, kaip kadangi žmonės naudoja labai daug iškastinio kuro, degina ypatingai daug naftos produktų, anglies, meta daug plastiko, kuris patenka į vandenyną vėliau. Tai visi šitie dalykai susijungia į vieną ir iššaukia tai, kad be proto buvo kai kuriuose Europos šalyse karšta, siautėjo gaisrai, buvo potviniai ir iš globalios pusės toks žmonių, nes viskas, kas vyksta, viskas iš žmonių sąveikos. Žmonės veikia planetą, dėl to vyksta globaliniai atšilimai ir tiesiog, kad jo išvengtų, reiktų, kad mažėtų vartojimas, naudojimas. Bet kadangi nieks nenori grįžti į praeitį, tai tikriausiai to vartojimo nemažės, todėl tikriausiai vis šilties planeta, šilties ir nežinom, kas bus toliau. Mes gyvenam Lietuvoje, ne tokioj pavojingoj vietoj, kur karštis gali labai sukelti didelių anomalijų ar stichinių kažkokių katastrofų. Turim, mums negražu, prieš pasaulį gal nėra tai gerai, bet mums tikriausiai patinka, kad būna daug šilčiau, kad šį rudenį, tarkim, buvo ypatingai jau ir spalio mėnesį, pamenu, dar rugsėjai su maikutėm žmonės vaikščiojo rugsėjo gale. Tai, bet pasaulyje tokiose šalise kaip Ispanijos, Prancūzijos, kur apie Europą, jeigu kalbant, tai tikrai vasarą gali temperatūra siekti 40 laipsnių ir gal vėliau netgi 50, tai reikia galvoti pasaulio protams, ką daryti su tuo. Ir kiekvieną raginu tiesiog prisidėti, kas yra naudoti daugiau ekologijos, jeigu matot, kad reikia kažką galima rūšiuoti, kažkur panaudoti ne plastiką, tai tikrai raginu tą daryti. Ir atrodo, ką aš čia vienas pakeisiu, bet jeigu taip kiekvienas pradėtų galvoti, kad nuo savęs pradės, galėtų pasikeisti visas pasaulis. Tai tiek apie globalią pusę, kas vyksta Lietuvoje. Lietuvoje šiais metais man kas labiausiai nepatiko, tai kad žinių portalai, įvairūs informaciniai šaltiniai pradėjo apmokestinti savo turinį. Netgi esu nustebęs, niekada spauda nebuvo mokama vieša. Kad sužinot svarbiausias naujienas, aktualijas, dabar užeini Lietuvos populiariausius puslapius, tau seniau buvo, kad tiesiog informaciniai tie portalai gaudavo pinigus iš klikų paspaudimo, kiek straipsnių peržiūri, ten šalia straipsnių būna reklamos, dabar šalia straipsnių būna reklamos, tos antraštės būna labai įdomios, tu nori paskaityti, tave domina, paspaudi ir tiesiog matai, kad ar užsiprenumeruoti, sumokėti kažkokį mokestį. Net nebejoju, kad kai kurie žmonės net nežino, kaip ten suvesti ar kortelės duomenis, kaip patvirtinti ir panašiai, dėl to jie negali sužinoti tokių naujienų, kurios turėtų būti visiems prieinamos. Ir asmeniškai seniau buvo tik tokios nišinės naujienos apmokestintos, dabar vis kuo toliau, tuo labiau pradedu pastebėti, kad net ir tokios pasaulinės svarbos, kur kiekvienas žmogus tai turi žinoti, būna apmokestintos ir matai toliau tas pačias reklamas. Tai aišku, visi nori uždirbti, bet manau, kad čia yra viešas interesas ir tokie dalykai negali būti daromi. Žiūrėsim, kaip tai kis toliau. Aišku, ten tie mokesčiai būna labai minimalūs, tarkim, euras už mėnesį ir panašiai, bet sakau, gali susidurti žmonės, kurie imlūs informacijai nori žinoti, bet tiesiog negali ten kortelės duomenų suvesti, nežino, kaip viskas vyksta, mokėjimai ir panašiai. O svarbiausi įvykiai Lietuvoje, tai gal pradėkime nuo NATO susitikimo. NATO viršūnių susitikimas įvyko Liepos viduryje.
istorinis susitikimas, Lietuvoje niekada tokio dydžio susitikimo nėra buvę. Susirinko 30 ES šalių vadovai, taip pat kitų NATO svarbiausių šalių vadovai, atvyko Amerikos prezidentas Joe Bidenas, atvyko ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Buvo daugiausia kalbama apie tai, jog Ukrainai turėjo būti suteiktas NATO kandidatės sąrašas, kad būtų oficialiai įteisinta kaip kandidatė į NATO. Labai buvo didelis spaudimas iš Zelenskio, kad aš nevažiuosiu, tarkim, jeigu nebus kažkokių pozityvų žinių dėl to. Tačiau visi supranta, kad Zelenskiui reikia pamiršti principus ir kas be būtų važiuoti, nes kai susirenka visas pasaulio politinis elitas, tai yra gera galimybė pasikalbėti ir koridoriuose, ir viešai pasisakyti, priminti nuolat apie save, ko jiems reikia, ko jie tikisi ir toliau nešti žinią, nes jų vienintelė viltis, kad nuolat prašyti pagalbos, nes jie vieni tikrai nieko negali padaryti prieš tokio dydžio šalį. Tas susitikimas kainavo Lietuvai 40 milijonų eurų. Lietuvos mastais iš biudžeto dalies čia nėra dideli pinigai, kas kiekvienam žmogui mums atrodytų, kad čia kosminiai pinigai. Jeigu kiekvienas iš mūsų gautume galimybę valdyti Lietuvos biudžetą, tikriausiai dar kitaip jį reikštume, bet išleidžiami milijardai, milijonai įvairioms sferoms, skiltim ir tas 40 milijonų palyginus su tai, kokio tai buvo svarbumo įvykis, kaip Lietuva tapo tuo metu pasaulio įvykių centre, jau jeigu dabar nuvažiuoju į užsienį, žmonės dažnai ne visada žino, kur ta Lietuva, kas ta Lietuva. Dabar, kai vyko jau viršūnių susitikimas, visur pasaulio žiniasklaidoje mirgėjo, jog tai yra Lietuva, kad viskas čia vyksta Lietuvoje ir manau, kad netgi tie žmonės, kurie galbūt pirmą kartą išgirdo, kas yra Lietuva, pasidomėjo, kur ta Lietuva, kas ta Lietuva ir kaip jie atrodo. Tai iš tos pusės Lietuva yra naudinga, kad apie ją sužino visas pasaulis. Ir patys NATO visi atstovai vėliau įvertino, kad renginys buvo labai pavykęs, bet politiškai jis nebuvo kažkoks labai naudingas, nebuvo Ukraina priimta į kandidatės į NATO. Taip pat buvo tikimasi, kadangi Švedija nori pakliūti į NATO. Šiemet dėl Rusijos agresijos praėjusiais metais pasiprašė į NATO įstoti Suomija ir Švedija. Dėl Suomijos narystės visi sutiko. Dėl Švedijos narystės nesutiko Turkija, kadangi Turkija nuo senų laikų turi daug tokios priešpriešos su Švedija dėl to, kad turkų partija kurdų, čia aišku ilgas temos, nenagrinėsim Turkijos politinių ir kitų reikalų, bet esmė, kad tie žmonės, tos organizacijos, turkai jas įvardina kaip teroristiniam organizacijom, nėra priimami Turkijoje, juos ten uždaro į kalėjimus ir panašiai, o Švedija juos priima ir tie žmonės, kurdai, gyvena ramiai Švedijai ir dėl to turkai švedus vadina teroristų namais. Jie dėl to pykstas ir kad priimtų į NATO šalį turi sutikti visos 30 alijanso šalių. Ir būtent Turkija, jeigu viena jau nesutinka, Švedija negali būti priimama, dėl to buvo tikimasi daug dialogų, kad bus priimta Švedija, kad Turkija sumažins savo reikalavimų kiekį ir toną biškį susilpnins. To irgi neįvyko. Vienintelis geras dalykas, kas įvyko, tai kad buvo perdėlioti planai dėl rytų šalių gynybų. Mes patenkam į tą rytų flangą, rytų pusę, kad reikia stiprinti gynybą, kad reikia daugiau karių perkelti čia, kad stiprinti saugumą kuo labiau čia, nes nuo čia prasideda praktiškai visa ta siena su teroristinė valstybė. Ir nuo čia turim pradėti gintis, kad jeigu čia turi nenorėti priešas net įžengti, nes vėliau gali kenkti ir tom tolimesniam šalim, kurios yra nuo Rusijos, kaip Lenkija, Vokietija ir panašiai. Visai neseniai atvykęs buvo Vokietijos krašto apsaugos ministras Borisas Pistoriusas, jis pasirašė sutartį
su Lietuvos politikais dėl 5000 karių brigados, kuri atvyks į Lietuvą per 4 metus. Tik toliau dar politikai ginčiasi dėl sąlygų, dėl finansavimo, ypatingai kaip reiks apgyvendinti tų 5000 karių šeimas, nes įsivaizduokite, atvažiuoja 5000 karių, tai tikriausiai dar kokių 10 000 Vokietijos piliečių turėtų atvykti kartu su jais. Jiem norima pastatyti mokyklas, darželius ir kitą civilinę infrastruktūrą, kad jie čia jaustųsi jaukiai, kad būtų motyvuoti tiek kariai, tiek jų šeimos. Ir Lietuvoje dabar dar politikai ginčiasi dėl šitų dalykų finansavimo, kitiems tai atrodo nelabai svarbu. Aš tai manau, kad yra labai svarbu, čia egzistencinis dalykas, svarbiausias dalykas krašto gynyba ir turim viską daryti, investuoti visus pinigus, kad tik kuo daugiau norėtų atvykti čia mūsų sąjungininkų karių ir panašiai. Kitas dalykas įvyko šiais metais. Kitas šiais metais įvykęs dalykas, tai savivaldos rinkimai. Lietuva išsirinko savivaldas. Vilnius nusprendė, kad nevažinėsime funikulieriais po centrą, neturėsime metro ir prezidentu tapo ne Artūras Zuokas, o Vaidas Benkunskas. Kol kas dar darbus sunku įvertinti, dar tik kadencijos pradžia tokia, dar turbūt tik toks darbų perėmimas, tai dar sunku pasakyti. Tikrai kažkada diskutuosime apie savivaldybės, apie merus, kaip kiekvienas savo kraštuose tvarkosi. Tikriausiai daugiausiai kalbėsime apie didžiuosius miestus. Kaunas nusprendė, kad jiem puikiai tinka meras, kuris turi verslus Rusijoje, kuris dirba su Rusija, net nesiruošia išeiti iš Rusijos ir gal aš suprantu, tikriausiai jam sunku palikti tiek turto, pinigus, bet iš moralinės pusės, jeigu esi vieno didžiausių miestų meras, kuris svajoja vadintis Lietuvos pagrindiniu miestu širdimi ir tu esi turimi tikrai, nes moka atlyginimus ten Rusijoje, remia Rusijos ekonomiką. Tai yra mažiausiai moralinis nusikaltimas, bet kauniečiam taip tinka. Tikrai dažnai jaučiu skirtumus tarp kauniečių, Vilniečių ir, tarkim, klaipėdiečių. Tai tokie kauniečiai, aišku, čia negali kalbėti apie visus, nes surenka apie pusę Kauno balsų. Tai dar Kaune likus ta tokia nemaža dalis senosios gvardijos, nežinau kaip pavadinti, žmonių, kurie dar gyvena ankstesniais laikais, kur gal ir kažką blogo daro, gal ir nusikaltęs, bet svarbu padaro mane laimingesnį. Aš įsivaizduoju, kad tikrai Kaunas pasikeitė, kad pagerėjo infrastruktūra, keliai ir daug atsirado naujų dalykų Kaune ir tikrai kauniečiam smagu iš tos viešosios pusės gyventi, bet tikiuosi, kad vis tiek su laiku jau kauniečiai padarys moralesnį pasirinkimą ir vadovaus kažkokie šiuolaikiškesni politikai, turintis aukštesnės vertybės. Klaipėda taip pat pakeitė merą, iš seniau buvo Grubliauskas, meras dabar tapo Vaitkus, tikriausiai nebuvo patenkinti ankstesnių merų klaipėdiečiai. Bet čia, sakau, dar reikia žiūrėti, kaip nauji merai dirbs, negali žinoti, ar neprisidirbs, nes prisidirbimų šiemet buvo tikrai labai daug. Kišininkavimai, Andriaus Tapino akciją Skaidrinam, galbūt ne visi esat girdėję, tai Skaidrinam akcija padėjo atskleisti tiesiog begalybę tokių, nežinau, vadinti smulkių nusikaltimų ar nusikaltimų, tačiau Andrius Tapinas su savo komanda pradėjo rinkti informaciją iš savivaldybių, atsivertė praeitų kadencijų įvairias buhalterinės bylas, prisektus čekiukus ir tie čekiukai, kai kurie vadina tai čekiukų skandalu, labai daug pasakė taip, kaip Lietuvoje politikai elgesi, kokie yra moralės standartai pas politikus ir panašiai. Tai esmė, kad absoliučiai visose, negirdėjau, kad būtų nors viena Lietuvos savivaldybė, kurioje nebūtų kažkas prigautas, vagiantis. Tai yra tokia sistema didžioji daugumoje savivaldybių, kad tu atneši
faktūras, čekiukus, kiek piliai kūro, faktūras ten tarkim kanceliariniam prekiam, kiek nusipirkai, ko tau reikia darbui, važinėjimas yra reikalingas darbui, kanceliarinės prekės reikalingi darbui savivaldybėse. Ir tada gauni, kai pateiki tos čekiukus, faktūras į tavo sąskaitą, tau išmoka savivaldybė iš valstybės gautus pinigus, kurie yra skiriami tiesiog tokiam pagalbiniam reikmėm. Tai visi tie, kuriuos pagavo, yra pilna skirtingų labai daug istorijų, bet dažniausiai istorija tai, kad fiktyvus čekiukus pateikdavo savivaldybių nariai. Čekiukai būdavo, kadangi ant čekiukų rašo kortelės numerius, tai tų čekiukų būdavo, kad vienas politikas, tarkim, savivaldybės pateikė čekiukų, kur per metus pylė su 60 skirtingų kortelių. Tai ir po to dar bando, kai jiem paskambina žurnalistai, teisintis, kad čia tai pylė ten iš žmonos kortelės, po to keitės kortelę. Kas visi suprantam, kad tiesiog žmogus susirinko čekiukus kolonėlėse, kas liko, eidavo į kolonėlę, pamatydavo kitų likus čekiukų. Kai kurie ant čekiukų būdavo tik vienas tam tikros kolonėlės žmogus, pavardė, kad aptarnavo, tai akivaizdu turėdavo mažesniuose, čia būdavo ypač miesteliuose kažkokį pažįstamą, kuris dirba kolonėliai ir jam tos čekiukus, kur žmonės nepasimdavo, surinkdavo, atiduodavo, turbūt gaudavo už tai kažkokį procentą, tas politikas nuneždavo į savivaldybę, išgrindavo ir gaudavo pinigus, kurie jam nepriklausė, nes to kūro nepylė. Aš sutinku, kad galbūt reiktų mokėti kažkokius savivaldybės nariam atlyginimus, nes čia gaunas vos ne visuomeniška veikla. Ir tada gal sumažėtų to, bet jeigu to nėra, tai tu geriau kelk klausimus, organizuok, kad pasikeistų kažkokie įstatymai, kad kiltų išmokos, tiesiog išmokos, nereiktų pateikinėtų čekiukų, kaip irgi čia man visiškai nemodernu yra. Bet jei taip nėra, tu vis tiek neturi teisės sukčiauti, nes čia absoliučiai yra sukčiavimas. Kiti turėjo draugų kanceliarinėse prekėse. Labai juokingų yra istorijų, kur žmogus tiesiog kiekvieną dieną pirkdavo po kalną pieštukų, tušinukų, pateikdavo išrašytas sąskaitas už 15 minučių nuo jo namų esančiai kanceliarijos parduotuviai. Ir irgi visi suprantam, kad čia fiktyvu, kiti taisė mašinas namų garažuose, kiti nuomavos patalpas darbui iš žmonų, vaikų ir kitų giminaičių už didžiulės sumas. Tai, na, dar turbūt toks esam tokia tauta, kur dar turim to kraujo senojo palikimo, kur ne viskas būdavo skaidru, kur tikrai nebūdavo kažkoks didelis nusikaltimas kažką apgauti, susukčiauti ir panašiai, bet tikiu, kad su laiku keisimės ir tokių dalykų nebebus, ypač po šito skandalo, manau, kad visi pradės daug atsakingiau viską žiūrėti, bijoti, negerai gyventi su baime, bet problema tikriausiai yra tavoje, jeigu tu bijai būti pagautas, nes jeigu žmogus gyvena sąžiningai, jis nieko nebijos, gyvens bet kokioj visuomeniai ir žinos, kad yra ramus. Kaip ir, tarkim, aš ūkininkauju, aš negaliu naudoti chemikalų, galbūt galėčiau kažką padaryti viduje, ten padauginti tų chemikalų vidury lauko, kur tikėtis, kad niekas neteis ten ir nepatikrins to lopinėlio, bet geriau nenaudoti chemikalų, ramiai gyventi, būti švaria sąžinė ir ramus miegas tada tampa. Tai linkiu visiems gyventi taip atsakingai, ramiai. Kartais gal kukliau, bet su švaria sąžinė. Kas dar svarbaus įvyko šiemet, toks dalykas, kuris prasidėjo šiemet, iš kai kurių pusių gal ir anksčiau prasidėjo, tai rinkiminės kampanijos, kurios tęsiasi iki kitų metų, 24. Tai 24 metais Lietuvoje bus net 3 rinkimai. Bus prezidento rinkimas, rinkimai į Europos parlamentą ir Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Tai kampanijos prasidėjo daug anksčiau, kartais tos rinkimų kampanijos tu net nepastebi, kad tai yra rinkiminė kampanija,
kas mane dabar, kai pagalvoju, kad tai galėjo klaidinti žmonės, nes kai kurie vieši asmenys, kurie dažnai rodosi įvairiose laidose, spaudose, kalba kaip ekspertai, bet iš tikrųjų, kai jau pamatai juos kandidatų sąrašuose, supranti, kad jie turėjo kažkokią politinę potekstę, tai galbūt kalbėjo nebūtinai kaip yra, būdami ekspertai, galbūt kalbėjo tai, ką nori girdėti žmonės, kad būtų išrenkami, kad atrodytų kuo geriau ir įtiktų kuo didesniai visuomenės daliai. Tai ir į prezidentus dabar eina buvęs aukščiausio teismo pirmininkas Žalimas su Laisvės partija, kur tikrai kiek praėjusiais metais pažiūrėdavai laidų, kaip ekspertas dalyvavo visose, aš net nebejoju, kad yra labai įsilavinęs žmogus ir savo srities specialistas ir galbūt nieko blogo nėra, kad tie žmonės ar kariuomenės būna apžvalgininkai, kurie daug kalbėjo ypač Ukrainos karo pradžioje ir vėliau, kai žmonės nuolat žiūrėdavo, reitingai būdavo bet kokio aukštumo. Ir tie žmonės daug kalbėdavo, galbūt po to žmonės suprato, kad buvo matomi, kad žmonės jo žino, žmonėms patinka, kaip jie kalba, galbūt po to nusprendė, galbūt be potekstės jie kalbėdavo tuo metu. Čia labai sudėtingas dalykas, mes kai kurių dalykų pasaulyje ir gyvenime nežinom, niekada nesužinosim, į kitų žmonių galvas neįlysim, bet mane kartais verčia susimastyti, ar tai buvo rinkiminė kampanija, kad tas, tarkim, žmogus visur ėjo, ar tai buvo tiesiog žmogus dalinosi savo žiniom, savo išsilavinimu ir vėliau nusprendė, kad gali panaudoti tai politikoje. Tai paliekam šitos reikalus žmonių kiekvienam. Mes stebėsim debatus, stebėsim pažadus kaip visada ir tikėkime, kad rinkimai bus skaidrus, svarbiausia, kad visuomenė pasakys savo nuomonę ir išrinks tokius politikus, kurie labiausiai atspindės mūsų visuomenę. Ir prie to pačio galvojau daryti apdovanojimus, įvairios nominacijas, tiek blogas, tiek geras. Tai vienas iš apdovanojimų, iš blogųjų apdovanojimų turėjo būti metų gėda. Tai nusprendžiau apdovanojimų tokių atskirai labai ilgų nedaryti, nes dažniausiai mes žinom, kas yra metų asilas, žinom, kas yra metų herojai. Ir jeigu būčiau daręs, tai metų gėda tiesiog šios kadencijos Seimas būtų metų gėda. Nenoriu, kad tie žmonės būtų atspindys visuomenės, nes per šios metus Seimas turėjo labai daug skandalų. Vienas sėdi kalėjime, ne vienas, taip, vienas sėdi kalėjime, kitas buvęs Seimo narys sėdi kalėjime, trečias greičiausiai sėdės kalėjime, tačiau pats tyliai atsistatydino. Dar metų pradžioje buvo kilęs skandalas, kad tvirkino nepilnamečius berniukus Seimo narys, tai dar ten vyksta tyrimai, teismai ir nieko negalim pilnai apkaltinti, bet jau jeigu atsirado kaltinimai ten ne iš vieno, ne iš dviejų, o iš daugiau jau nepilnamečių, pats žmogus išėjo iš Seimo, kad būtų kuo tyliau, tai jau galim suprasti, kad greičiausiai čia nebus viskas, kad klaida kažkokia įsivėlus ir panašiai. Dėl to, kai 141 mūsų tautos atspindžio, kas turėtų būti mūsų išrinktų žmonių, mūsų atstovauti, mūsų traukti, mūsų šalį tobulinti. Vienas galimai gali būti pedofilas, vienas sukčius sėdi iš vis kalėjime ir toliau kiti Seimo nariai sukčių pateisina, jie irgi tampa sukčiais bendrininkais, trečias sukčius spaudinėja mygtukus už kitus. O kiek aš mėgdavau, tiesiog ryte atsikeli prie arbatos puodelio, įsijungi ar vakarykščius posėdžius, žiūri Seimo posėdžius, jie tiesiog riejasi, negalvoja apie ką geriau padaryti žmonėm, ką geriau Lietuvai, tiesiog ries vieni su kitu, absoliučiai kiekvienas su savo principais, su savo charakteriais, matos, kas ko jį tiesiog nemėgsta ir nesvarbu, ką kitas pasakytų, ar gero, ar blogo, tiesiog jį engs, neigs, buvo ir vienas iš kitų pasityčiojimų. Ir tiesiog toks turgus ir
nežinau, kodėl tie patys žmonės, tie patys susipriešinę žmonės ateina į darbą tos 4 metus ir tiesiog prasideda purvo pilimas vieni ant kitų. Nežinau, kas turi pasikeisti, gal turi prezidentas pasisodinti visus, pakalbėti, kad reikia tarnauti žmonėm, reikia daryti sprendimus naudingus Lietuvai, nes senesniais laikais mūsų kiekvieno giminaičiai, seneliai, proseneliai kovojo, kad būtume, kad laisvi, kad Lietuva būtų vieninga, laiminga, o čia ateina, gauna atlyginimą, ateina išrinkti žmonės, daro nusikaltimus, ginčiasi, bet ginčiasi ne dėl svarbių dalykų, kas būtų geriau, o tiesiog vieni kitų nemėgdami. Tai labai tikiuosi, kad naujoje valdžioje tokių dalykų nebebus, nes vis tiek kartos keičiasi, ateina dar per paskutinius 4 metus, dar įsivaizduokit, kiek naujų rinkėjų atėjo, galbūt su naujom pažiūrom, tai gali tas rinkimų rezultatai tikrai keistis ir tikiuosi, kad išrinksim šiuolaikiškus, nebūtinai šiuolaikiškus, tiesiog protingus, atsakingus, kurie neis pasipykti, pasirėti ir eis tiesiog atstovauti kiekvieną iš mūsų. Nes aš tiesiog, mano jau dabar pagrindinis, aš stebiu tuos Seimo posėdžius ir žiūriu, kas pykstasi, kas nesipyksta. Jeigu kažkas pykstasi, konfliktuoja nuolat, jų abiejų turi nebūti, nesvarbu iš kokių jie partijų. Jie jau turi susipriešinimą ir nei vienas nenusileis, nes visi kažkodėl Seime su labai tokiais stipriais asmeniniais charakteriais. Tai linkiu, kad to nebebūtų. Vieną dalyką, ką šiemet tikrai, sakyčiau, svarbu priėmė Seimas, tai solidarumo įnašo įstatymas skirtas bankam. Tas įstatymas tikrai geras, nes Europos centrinis bankas padidino bazinės palūkanų normas dėl infliacijos ir komercinių bankų pelnai išaugo 3 kartus. Ir manau, kas yra tiesiog nesąžininga, turėtų tie pinigai likti pa žmonės, o ne bankai iš to lopti. Tai Lietuvos Seimas priėmė įstatymą, kur bankas turės kas 3 mėnesius mokėti mokestį, kuris buvo traktuojamas kaip bankų viršpelniai, kurių jie neturėtų gauti, ir tie mokesčiai turėtų nukeliauti transporto infrastruktūrai ir, žinoma, Lietuvos krašto apsaugai, kas yra svarbiausia. Ir per 5 metus bankai turėtų išmokėti šitom 2 sferom 500 milijonų, netoli 500 milijonų eurų. Labai bankai tam priešinosi, kovojo, tačiau jau dabar per antrą šių metų pusmetį jau pervedė 160 milijonų, kas, manau, yra sąžininga. Tai su visa kritika kažką dar Seimas gero ir padarė šiemet. Tai dar galim paminėti iš sporto pasaulio, kas Lietuvoje įvyko, tai Aurimas Valujavičius apiplaukė Atlantą. Čia įspūdingas pasiekimas, pasaulis sužinojo irgi, koks gali būti lietuvio ryžtas. Kaip man tai sunkiai suvokiama, kaip tu gali ten mėnesius vienas vidury vandenino irkluoti be visų patogumų. Čia ne tai, kad patogumai, čia turėtų būti kančia, tu esi vidury niekur vienas, matai tik vandenį, tave visą laiką supuoja. Negali žinot, kas tau gali atsitikti. Tai čia buvo įrodymas šitas begalinės drąsos, ryžto ir tikrai pagarba Aurimui, nes neįsivaizduoju, kokia turi būti stipri žmogaus valia. Tai iš sportinių įvykių šitas buvo toks tikrai daugiausiai visuomeniai ir kalbamas, ir skaitomas, daugiausiai komentarų, daugiausiai like paspaudimų susilaukę postai buvo, kai Aurimas jau grįžo į Lietuvą. Tai tikrai įspūdingas žygis, tuo metu kažkiek suvienės ir visa Lietuva, nes džiaugiasi tiek vienų pusių palaikytojai, nes Lietuvoje yra susiskaldžiusios visuomenės dalis į kelias pusės. Čia kiekvienam tai yra akivaizdu, bet tokiais dalykais džiaugiasi ir vienos pusės, ir kitos pusės. Tai tikrai pagarba, šaunuolis ir lauksim tolimesnių tokių žygių garsinančių Lietuvą. Taip pat Lietuvoje vyko krepšinio renginys įspūdingas, Eurolygos finalo ketvertas, kuris irgi gal kitas bus tik po 10 metų. Ir
buvo įspūdingos varžybos, įspūdingas finalas, žiūrėjo labai daug žmonių visoje Europoje ir Amerikoje žiūrėjo. Tai tikrai smagu, kad Lietuvoje tokie renginiai vyksta ir linkėsim, kad nemažėtų ir kuo daugiau tų renginių būtų. Metų nusivylimas, jeigu būtų nominacija, tai tikriausiai Vilniaus stadionas, kur jau stato 10 mečius ir toliau dabar jau statybų vadovas, atrodo, kažkur pradangino 10 milijonų, sustabdytos vėl statybos. Buvo vieni griaučiai, dabar jau pastatyti kiti griaučiai, dabar vėl nieks nieko nestato ir čia jau juokas pro ašaras ir nežinai, kuo tai baigsis. Čia irgi tas stadionas statomas už žmonių pinigus, tai visuomenė turi žinoti, kas vyksta, kada įvyks stadiono pastatymas, nes stadionas toks kaip Vilniui irgi priduoda labai didelę pridėtinę vertę, gali vykti visokie renginiai, gal kažkada ir kokie čempionatai gali vykti Lietuvoje. Tai šitas dalykas toks atrodo čia pramogai, kad ten sporto renginių, bet jis kaip valstybingumo irgi svarbus dalykas. Tai tikėsime, kad šitos situacijos spręsis ir žmonės neliks apgauti. O tie galbūt apie Lietuvos šių metų naujienas, manau, kad šitos buvo skaitomiausios, tai aš jau patikrinau, tai reiškia, jos buvo įdomiausias ir svarbiausias. Nes žmonės nesidomėtų tuom, kas nesvarbu, tai galbūt kažką buvo pamiršę, dabar prisiminėt. Tai tikrai įdomu pažvelgti iš tuos metus, kas vyko Lietuvoje. O kitais metais, ko mes tikimės Lietuvoje, tai visų pirma geros valdžios, aš neagituosiu už nieką, kiekvienas turim savo pasirinkimus, stebėsim agitacijas, laidas ir viską, kas suksis aplink rinkimus. Mano patarimas tik rinkimės ne karštakošius, rinkimės tuos, kurie racionaliai kalba, protingai kalba, ne gąsdinimo kažkokiamis kalbomis. Tai svarbiausia kitų metų įvykiai bus politiniai, daug rinkimų. Aišku, tikimės, kad bus stiprinama dar labiau Lietuvos krašto gynyba. Labai tikiuosi, kad mažės visokių istorijų labai daug skaudžių istorijų praėjusiais metais, nenoriu kalbėti apie skaudžias istorijas, bet tikiuosi, kad kitais metais jų bus dar mažiau, tokių kaip, tarkim, kad nepilnamečiai sėda už vairo, pražudo nekaltų žmonės, kad girti vairuotojai pražudo nekaltų žmonės, kad mamos būna suserga psichologiniam ligom, savo vaikais atsikrato ir panašiai, tokių skaudžių istorijų tikiuosi, kad kitais metais Lietuvoje bus kuo mažiau, geriausia būtų, kad iš vis nebūtų. Dar ko tikimės, kad saugumo situacija gerės, čia jau nežinau ar pasaulinis įvykis ar Lietuvos, tačiau kol ukrainiečiai kovoja ir neleidžia stumtis į priekį rusams, tol mes irgi esam saugus, todėl tikiuosi, kad kitais metais mūsų situacija saugumo dar gerės. Ir kad jausimės, kiekvienas laimingas, kad jausimės, nes tai yra svarbiausia, dėl ko gyvenam, dėl laimės, laimė mums sukelia džiaugsmą ir nieks nenorim būti kažkokie nuliūdę, pasmerkti ir panašiai. Todėl iš Lietuvos kitais metais tikimės tiek, o dabar pasaulio naujienos, tai svarbiausia pasaulio naujiena, nebejotinai. Visais šiais metais buvo karas Ukrainoje, ten informacija dažnai keičiasi, pradžioje laukiam didžiojo kontrapuolimo, vėliau kažko didesnio postūmio kažkokio nepamatėm, vieni sakė, kad čia dar nebuvo net kontrapuolimo, kiti, kad kontrapuolimas nepavyko, kad priešas per galingas, sunku prasilaužti. Tai nuolat žmonės skaitydavo naujienas apie karą Ukrainoje, aišku, mažėdavo. Dar vienas apdovanojimas man metų liūdesys, tai vieši žmonės, vieši asmenys, kurie turi galę skleisti žinią, to visai nedaro, tą išnaudoja mažareikšmiams dalykams, pramogoms ir panašiai. Nors galėtų keisti visuomenę, galėtų formuoti, jie ir yra vadinami nuomonės formuotojai, galėtų formuoti nuomonę, bet
atrodo, kad absoliučiai jiems taip neįdomu ir man tikrai metų liūdesys yra taip, kaip keitėsi nuo karo pradžios ta linija mūsų influencerių, kai dabar absoliučiai pas nieką nepamatysi, kad kažkas dalinas, kaip apšaudė Ukrainos miestus, dabar apšaudomi tiesiog yra Kijeve, Lvove, Harkive, apšaudomi miestai, civilinė infrastruktūra, gali jie sakyti, kad taikos į karinius objektus, bet koks skirtumas, kai dirba oro gynyba, numuša raketą ir nuolaužos krenta ant daugiabučių, padega namus ir pražudo žmonės. Tai čia jokios logikos nėra, gali sakyti, ką nori, gali tu leisti, gali sakyti, kad leidi ten į tam tikrą tašką, kur nei gyvos dvasios nėra, bet tu pražudai žmonės ir tu puikiai žinai, kad tai bus, kad bus nuolaužos, kurios kris, kad ten dirba oro gynybos sistema ir čia nėra jokių pasiteisinimų. Tai norėčiau, kad žmonės pradėtų vėl dalintis, norėčiau, kad žmonės vieniems kitiems pasakotų, nes kai mes užmirštam, kai apleidžia mūsų mintis vykstantį karą visai netoliese, tol laimi tik viena šalis - Rusija. Į to ir laukia, kol visi pavargs, niekam taps nebeįdomu ir galės daryti ten dar žiauresnius dalykus, negu darė iki šiol, o darė tikrai labai žiaurius dalykus. Todėl norėjau nedaryti nominacijų, bet jau 3 ir metų gėda, ir metų nusivylimas, ir metų liūdesys jau apdovanojam. Tai gerbiami influenceriai, susikaupkit, tikrai įdomus žmonėms jūsų turinys bus ir jeigu dar ir pasidalinsit svarbiausia, nes aš tikrai turėčiau ką pasakyti, jeigu visi tiek žinios skleistume, žmonės būtų išprūsę, įsilavinę, galėtų pasakoti kitiems žmonėms, kitiem, tada plistų ta žinia ne tik Lietuvoje, Europoje, pamatytų valdžių atstovai, kad žmonėms įdomu, kad žmonėms svarbu, kad žmonės rūpinasi ir, manau, didėtų pagalba ir parama. O dėl pagalbos ir paramos mes žiūrėsim, kaip čia klostys toliau. Bidenas per kalbą Vilniuje sakė, kad dar šiandien atsisakau, pasiklausiau, kad niekada Amerika nepaliks Ukrainos ir savo partnerių. Kas be nutiktų, nemažinsim paramos ir kovosim su savais iki galo. Tai puikiai čia pamatysim per ateinančius 24 metus, kaip toliau tos svarbiausios temos, kaip rutuliosios, ar parama didės. Dėl karinių dalykų irgi dabar atrodo tikrai nieko gero nevyksta, bet vėlgi pasikartosiu, mes daug ko nežinom. Mes paprasti žmonės, čia yra kariniai dalykai, daug paslapčių, galbūt kažkas yra kaupiama, galbūt nėra tai blogai, galbūt kažkas bus puolama labai netikėtai. Tai aš su ta viltim gyvenu, su ta viltim sutinku naujosius metus, kad nėra situacija dar kritinė ir tą karą dar įmanoma kuo labiau sumalšinti, praminti ir pasaulyje užbėgsiu dar prieš kitas temas įvykiam už akių, kad mano tikėjimas 24 metų, kad pasaulyje pasibaigtų karai. Kuo greičiau, su kuo mažiau nuostolių, kad pasibaigtų karai, kad jausme, kad nugalėtojai yra tie žmonės, kurie yra absoliučiai nekalti. Nes vėlgi diskusijų, dvi Lietuvos dažnai kariauja ir diskutuoja, bet yra vienas paprastas argumentas, kuris turi nutildyti visas diskusijas, kas teisus, kas neteisus. Karas vyksta Ukrainoje. Ką ten veikia Rusijos kariai? Aš nežinau. Ukrainos kariai nėjo į Rusiją, todėl ką veikia Rusijos kariai Ukrainoje? Kiekvienas pagalvokit, kuris turi bet kokią nuomonę, ką veikia Rusijos kariai Ukrainoje. Kodėl jie ten žudo? Važiuokit namo, išvažiuokit viskas, palikit Ukrainą savo gyventi, gyvenkit Rusijoje, laimingi su savo šeimom. Labai paprasta. Tai 24 metai būtų mano lūkesčius išpildę, jeigu baigtus pasaulyje karai. Šių metų aktualijos visos tiesiog buvo vien apie karus. Kur paskaitai ten ir kartais žmonės irgi, kur tokie destruktyvūs būna, dažnai sako, o kur kiti karai, kodėl tik apie Ukrainos ir Rusijos. Tai tų karų tiek yra, aš analizuoju tie,
tą karą, kuris yra mums svarbiausias. Vyksta karas tarp Armėnijos ir Azerbaidžano, buvo užpuolimo, irgi žuvo žmonės viskas dėl žemių. Nes kažkada buvo vienų, tada perėmė kiti, tada vėl kitų. Čia tos temos, skaityti jos įdomios, domėtis, bet kalbėtis čia jom vėlgi reiktų daug diskusijos, daug laiko ir kadangi tai mums pakankamai tolima, mes apie tuos dalykus ne viską gal taip gerai žinom, kaip žmonės esantis jau ten viduje arba tų šalių piliečiai. Taip pat negalim pamiršti, kad šiemet ir Hamas kariai užpuolė Izraelį. Vėlgi pasikartosiu, Izraelis šiuo metu bando tą Hamas visą tą sunaikinti, bet viskas prasidėjo nuo to, kai įsiveržė Hamas pro tvoras, kurių aišku irgi gaila, kad šiais laikais yra kažkokios visuomenės dalis aptvertos tvoromis ir izoliuotos, bet esmė, kad prasidėjo nekaltų žmonių žudymai, dėl to kilo dabar irgi tikriausiai galima tai pavadinti karu, vieni tai vadina genocidų, naikinimu palestiniečių. Čia jau, kadangi irgi ta tema sudėtinga, jie nenori daug kalbėti, kiekvienas susidarys savo nuomonę, nes tai dalykas, mes negyvenam ten, mes nežinom ir tikslę nuomonę sudaryti yra labai sunku, todėl čia palieku kiekvienam skaityti, domėtis ir žinoti, kurią pusę pasirinkti, bet manau, mūsų vieninga nuomonė, kad turi kuo greičiau liautis naikinimai žmonių, nes žūsta ne tik palestiniečiai dabar, ir Izraelio kariai žūsta, tai tiesiog žūsta žmonės. Ir šie metai karai, žudymai ir atrodo pasilgom jau metų, kuomet buvo pagrindinės problemos pasaulio lygos. Tiesiog visų karų ir gal netgi galim dar paprašyti, ko kitais metais naujų metų dieną pirmą mintise kiekvienas, kad neprasidėtų naujų karų. Be to, kad visi norim, kad užsibaigtų visi tie įsiplieskę židiniai konfliktų, labai tikimės, kad neprasidėtų naujų. O naujų, jeigu tik dar daugiau bukų žmonių atsirastų, dar daugiau bukų žmonių priminėtų sprendimus, tai labai nesunkiai gali susikonfliktuoti ir JAV su Kinija, ir bet kokios kitos šalis, kurios konfliktuoja dėl tam tikrų žemių, dėl tam tikrų teritorijų ir nori kažką susigrąžinti, kas kažkada galbūt buvo jų, nes tikrai pasaulis keitėsi, nuolat buvo perrašomos tos sienos ir aš manau, kad gal jau užteks, gal jau galim gyventi ir statyti taip gyvenimus ir savo kiekvienas šalis, kad jau susigyvenam su tuo, kaip yra dabar, o ne bandyti susigrąžinti, kas buvo prieš 1000 metų ir panašiai. Tai vat palinkėjimai 24, kad baigtųs karai ir neprasidėtų kitų. O savo asmeninius gyvenimus mes kiekvienas savo kalves susitvarkysim. Svarbiausia, kad toks būtų bendras saugumas, nes čia egzistencinis pasaulio klausimas. Jeigu norim toliau gyventi, turim viską stabdyti, nes gali nuolat rutuliotis tik į blogą. O aš manau, kad didžioji dalis pasaulio nori taikos, nori ramybės. Tai to ir palinkėsiu. Ir turbūt, jei jau pradėjau apdovanojimus šitoje laidoje dalinti, tai metų herojų apdovanojimus skiriamas visų pirma Ukrainos kariams, kurie žūsta, kurie palieka savo šeimas, kurių vaikai vėliau nebemato, kai vieną dieną tėtis ar mama išeina į fronto liniją, kurių nebepamato gyvenime ir amžinai gyvens su to pykčiu, kad jų tėvus kažkas nužudė, su tais prisiminimais, kaip dar juos augino mažus, kas absoliučiai čia, kiek gyvybių sunaikinta, tai dar 10 kartų žmonių tiesiog džiaugsmas į priekį, nežinau kokiam kiekiu metų sunaikintas, tiek jų psichinė, psichologinė būsena, tai tas yra labai skaudu, gaila, mastai yra kosminiai, tai ačiū tiesiog šiem metam noriu pasakyti visiems Ukrainos herojam, kurie kaunasi, kurie kovėsi, kurių galbūt jau nebėra, bet jie kovoja už mus, už Europą, už Lietuvą absoliučiai,
kad blogis nenorėtų plisti toliau, kad blogis būtų sustabdytas. Lietuvoje norėčiau herojų titulą įteikti medikam, policininkam, gaisrininkam, kurie tikrai vieni iš pavojingiausių darbų, vieni iš sudėtingiausių. Mes dažnai kalbam, kad tai sudėtingi ir pavojingi, bet kai dar labiau pasigilini, kokius jie vaizdus mato, kokiose situacijose būna, bando gelbėti gyvybės žmonių, kurie patys nenori gyventi, bet jie bando tas išgelbėti gyvybės, nes tai yra žmogiška. Ir tie jų darbai tokie, sakyčiau, prasmingiausi ir tiesiog pagarba visiems šių tarnybų atstovam. Ir iš manęs ir manau iš mūsų visų, kas dabar žiūrit, tikrai padėka ir metų herojų apdovanojimas Lietuvoje skiriamas jiems. Ir norėčiau, aišku, padėkoti, kad jūs žiūrit šį epizodą. Ačiū, kad paspaudžiat šalia subscribe mygtuką, pasekate, dėl to, kai išeis naujas video, visada matysit jį pirmi. Ačiū, kad remiat Contribui. Tikrai šie metai man irgi buvo tuo išskirtiniai, kad nusprendžiau pradėti šią veiklą, daryti laidas. Norėčiau, kad tos laidos pasiektų kuo didesnį kiekį žmonių, nes manau, kad skelbiu gerą žinią, kad tikrai pasakau galbūt ko nežinot, bet ką reikia žinoti. Ir jeigu, tarkim, visi nuomonės formuotojai, kurie yra patys populiariausi, skleistų tokias žinias, tai nebejoju, kad visi būtų nuo to tik laimingesni, geresni vieni kitiems ir galėtų kažką pakeisti jau bendra nauda Lietuvoje. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjo. 23 metais tikrai nesustosim, kursiu turinį ir 24 metais. Ir mano noras bus naujų metų, kad turinys būtų dar geresnis, kokybiškesnis ir jūsų kompanija, kurie žiūri šį epizodą, tik tai augtų. Tai ačiū dar kartelį ir gerų artėjančių metų visiems.